Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Norėčiau padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja bei paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Praėjusiais metais buvau pasidalinęs vaizdo įrašu, kuriame aptariau, kaip Laisvės partijos atstovas Seime Tomas Vytautas Raskevičius į Sostinės tarybą 2019 metais išrinktas su Remigijaus Šimašiaus rinkimų komitetu naudojosi taksi bei pavėžėjimo paslaugomis ir išsikviesdavo pavėžėjus naktį iš Vitrigailos gatvės 7 Vilniuje, kur įsikūręs populiarus gėjų klubas Soho. Pats Raskevičius tada aiškino, jog tai yra jo bendruomenės susibūrimo vieta ir ten jis dirba su savo rinkėjais, su tai žmonėmis, kurie jį renka. Įdomu būtų pamatyti, kaip atrodo tas darbas su savo rinkėjais klube 3 valandą nakties. Kaip bebūtų, šiuo metu sužibėjo kitas Laisvės partijos narys Marius Matijošaitis. Seimo narys už parlamentiniai veiklai skirtas lėšas pirko profesionalią muzikinę įrangą, kompiuterius, spausdintuvą, Samsung projektorių, ranko darbo odinį dėklą kompiuterį MacBook, naujausią Samsung telefoną už daugiau kaip 2000 eurų. Dar papildomai nuomojosi kompiuterinę įrangą už beveik 500 eurų per mėnesį. Kilus abejonių dėl parlamentiniai veiklai skirtomis lėšomis įsigytos kompiuterinės įrangos, Marius Matijošaitis paskelbė stabdantis narystę Laisvės partijoje ir pasitraukiantis iš Europos parlamento rinkimų sąrašo. Va tobulas liberalų propaguojamas progresas. Vienas naktį šoka su rinkėjais, o kitas gi turi kažkaip muziką parūpinti, nešoksi gi tyloje. Kompiuterinių žaidimų gi nežaisiu su prasta kompiuterinė įranga, reikia pirkti pačią geriausią. O kokybiškas ir geras valstybės valdymas jau yra atgyvenęs, pasenęs reikalas. O jei rimtai, labai atidžiai stebėkime, ką renkame į atsakingus valstybės postus. Iki.